Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie sausio 7 naujienas ir įvykius. Šiandieną pirmadienis, švenčių dienos jau, kaip sakoma, praėjo. Reiktų paminėti, kad praėjusį penktadienį buvo Amerikos bedarbystė, kaip įprastai, pirmą mėnesio penktadienį, kuri vyksta, ir jinai išėjo, sakyčiau, santykinai gerai. Darbo vietų sukurta virš 300 tūkstančių, visi rodikliai gana atlyginimai auga 0,4%, kas irgi yra ženklus išaugimas, tiesa, pati bedarbystė nuo 3,7 procentų šoktelėjo iki 3,9 procentų, tačiau šis skaičius ir tai buvo žemas, todėl pati bedarbystė tikrai reiktų paminėti, kad buvo santykinai gera. O šiandieną iš naujienų, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai mažmeniniai pardavimai eurozonai. Pataisytas rodiklis už lapkričio mėnesį ir verslo pasitikėjimo indeksas pagal AIVE iš Kanados už gruodžio mėnesį. Taip pat tas pats verslo pasitikėjimo indeksas negamybos srityje išeis iš Jungtinių Amerikos valstijų už gruodžio mėnesį ir turbūt vertėtų paminėti naktinės Australijos naujienos, kai bus skelbiamas patikslintas prekybos balansas už lapkričio mėnesį. Ir šiuo atveju, kadangi tai yra lapkričio mėnuo, galbūt šį kartą pavyks australams ir paskelbti gana panašius skaičius, tokius, kokių ir tikimasi. Kągi, grįžtam prie grafiko ir daugelis turbūt pastebėjote, kad euras pastarosius 2 mėnesius, turbūt 2,5 netgi būtų tiksliau įvardinti, juda savotiškam flete, tai yra tarp 1 maždaug 14,80 ir žemutinė riba turbūt būtų 1,1220, tiesa, žemiau 1,1290 faktiškai arba 1,13, kitaip sakant, euras buvo nusileidęs nes tiek jau ir daug ir iš esmės tik tai vieną kartą, todėl galim sakyti, kad iš esmės tai fletinis judėjimas, kuris veikiausiai bent jau pradžioj metų kol kas ir galėtų išsilaikyti. Tiesa, doleris pastaruoju metu silpnėja, nepaisant santykinai gerų naujienų, todėl kad vis daugiau pasigirsta naujienų, kad amerikiečiai gali ir nekelti tų palūkanų normų, o tikimybė bent jau vertiname, kad jie bent kartą gali pakelti palūkanų normas labai maža, ir daugelis apskritai galvoja, kad šiais metais amerikiečiai iš viso nekels palūkanų normų. To pasiekoje, aišku, doleris silpnėja ir visos valiutos, galima sakyti, auga. Netgi jeigu mes pasižiūrėsime, kas vyko penktadienį, tai yra po geros bedarbystės, doleris buvo sustiprėjęs, tiesa, ta stiprybė ilgai neišsilaikė ir po to dauguma valiutų, faktiškai visos dolerio atžvilgių vėl brango ir grįžo į tą pačią vietą, kur ir buvo prieš skelbiant bedarbystės duomenys. Kas rodo, kad nepaisant gerų gana rodiklių, rinkos dalyviai nelabai tiki Jeromu Powellu ir jo, sakykime, vykdomą politiką ir galvoja, kad palūkanos šiais metais Amerikoje galėtų būti nekeliamos. Ketvirtadienį kažkiek Jeromas Powellas dar turėtų kalbėti apie bendrus ekonominius reikalus, ir suprantama, kad tos kalbos vėlgi neliks nepastebėtos, jos gali duoti savotiškų judėjimų. USD-JPY turbūt jie bene daugiausiai išlošė iš visų tų neramumų susijusių ir su Kinija ir tuo pačiu akcijų kritimų, kuris metų pabaigoje buvo gana ženklus ir jeigu mes žiūrėsime Dow Jones, tai mes matome, kad gruodis ypatingai buvo nepalankus akcijomis. Tiesa, praėjusią savaitę, 4 dieną, akcijos gana stipriai ūgtelėjo, ir tai rodo, kad vis tik tai dauguma investuotojų pasirodė ir labai nemažai straipsnių, kad pirkti reiktų galbūt akcijas netgi dabar, kadangi mes jau tą išpardavimą apturėjom, o jeigu žiūrėti techniškai, tai čia net matome dvigubos dugno formavimą, kas rodo, kad USD-JPY gali gana greitai atsitiesti ir ties to palaikymu, ties kurio dabar yra, tai yra 107,50, manyčiau, gali kaina apsisukti ir pradėti judėti vėl į viršų. Ką mes iš to turime, mes galim pasakyti, kad ta tendencija, kuri buvo krintanti, jinai buvo pasibaigus ir, kaip sakoma, kaina išėjo iš tų ribų ir pasiekė pirmus tikslus, tiesa, iki antrų tikslų nedakyvo, o čia, galim sakyti, daugiau mažiau lyg tai panašu, kad formuojasi fletinė situacija su USD-JPY ir mes esam toj fletinėje situacijoje, kai esam savotiškose žemumos. Jei akcijos iš tikrųjų pradės augti, mes tikrai pamatysime USD-JPY kilimą. Tiesa, yra vienas bet, tai yra
Jeigu mes matome S&P 500 demonstruojant panašią dinamiką, tai 10 metų obligacijų pelningumai kol kas tik 4 sausio dieną augo, o visom kitom dienom vis dar krito ir aišku, tas kritimas rodo, kad investuotojai netiki, kad palūkanų norma galėtų būti keliama artimiausiu metu Jungtinėse Amerikos valstijose, ir net tie pažadai, bent kurios interpretavo gruodžio mėnesį iš Jerome Powell pusės, manoma, kad investuotojai jais paprasčiausiai netiki. Su svaru atskira istorija ir čia turbūt daugiau vyrauja tokios manipulacijos, kaip apie tai, kad galbūt gali vykti papildomas referendumas dėl Brexito ir dabartinės apklausos bent jau rodo, kad ta dauguma, kuri balsavo už išstojimą iš ES, dabar greičiausiai prabalsuotų už pasilikimą ES ir persvara netokia ir trapi, maždaug 56 procentai už ir net ne 56, 54 už ir 46 būtų prieš. Priminsiu, kad 2016 metų balsavimas, kai buvo nubalsuota už Brexitą, buvo prabalsuota tik tai 52 prieš 48 procentus, kas buvo santykinai nedidelė persvara. Tiesa, dabartiniai apklausos rodo, kad net 46 procentai iš karto prabalsuotų už išstojimą, tai yra už pasilikimą ES ir viso labo nedidelė 38 procentų publika prabalsuotų už, kaip sakoma, vis dar išstojimą iš ES. Ir aišku, manipulacijos, kad gali būti referendumas, gali neįstoti ir taip toliau, kelia svaro kainą iš esmės ir turbūt reikėtų paminėti dar vieną rodiklį, kuris išėjo metų pabaigoje. Tai būtent verslo pasitikėjimo indeksas, kuris buvo labai ženkliai ūgtelėjęs, būtent gamybinis verslo pasitikėjimo indeksas Britanijai, visai netikėtai, kai buvo planuojama, kad jis turėtų susitraukti, kas rodo, kad ekonominiai rodikliai netokie ir prastėja, o aišku, dar tie referendumai galimi ir galimos baigtis kursto svarą pirkėjus ir panašu, kad svaras artimiausiu metu gali ūgtelti net ir dar labiau. Priminsiu, kad svaras šiuo metu yra gana žemumose, jeigu žiūrėti techniškai, mes galim čia išvelgti ir dvigubus dugnus ar kažką panašaus, kas mums sako, kad bent jau ūgtelti iki 1,28 greičiausiai svarui nesukels didelių sunkumų ir svaras tą galėtų nesunkiai padaryti. Tiesa, nepamirštam, kad JAV doleris kol kas yra nuosmukėje ir jam pradėjus stiprėti, aišku, svarui padaryti tą būtų be abejo sunkiau. USD CHF lygiai taip pat doleris stiprėja, ir šveicarai be abejo džiaugiasi pasilpnėjęs šiek tiek jų valiuta. Tiesa, čia daugiau yra situacija panašiai į tai, ką mes matome euro dolerio valiutiniai poroj, tik tai turbūt reiktų paminėti, kad dieniniam grafike čia yra susiformavęs galvos pečių figūra, kur jeigu mes žiūrėtume, kad vienas petys yra štai čia, galva čia, o antras petys būtų čia arba čia, tai mes matome signalą jau pardavimai turėjom ir aišku, parduoti geriausias momentas turbūt buvo 4 dieną prieš savaitgalį, penktadienį ir veikiausiai čia mes pamatysime gana nemažą kritimą, kadangi pati figūra, kuri yra susiformavusi, yra maždaug 2400 pipsų ribos, kas rodo, kad dar kokius 2000 veikiausiai mes turim galimybę nukristi ir aišku 0,9670 arba jeigu konservatyviai žiūrėt 0,97 galėtų būti tas tikslas, kurį mes artimiausiu metu galim pamatyti pagal pačios susidariusios figūros tendenciją. USD Kanados doleris krenta taip pat gana stipriai ir jeigu mes svarstytume apie pirkimą, galbūt labai skubėti nereikėtų, nes naftos kainos duotų momentų irgi pradėjo augti ir matomai, žvelgiant pagal mėnesinį grafiką, nafta surado palaikymą ties maždaug $45 džima ir bent jau atšukimas iki $54, manyčiau, kad visai yra realus ir galimas, o tai aišku inicijuotų ir USD Kanados dolerio pigimą. Bet kuriuo atveju Kanadai palanku naftos kainos brangimas, o JAV doleriui būtų palanku būtent pigimas šitoj valiutiniai poroje. Reiktų paminėti, kad dėrybos tarp Trumpo ir Ksipingo
dėl JAV ir Kinijos prekybos vis dar vyksta. Na ir manoma, kad tos dėrybos gali pasibaigti sėkmingai, todėl aišku, tai dar viena paskata būtent pardavinėti dolerį ir aišku visų pirma pardavinėti jį Australijos dolerio ir Naujosios Zelandijos dolerio atžvilgiu. Tai yra abi valiutinės poros kyla dėl šios priežasties, o ne dėl kažkokios kitos. Vis tik tai sėkmingos dėrybos, manyčiau, labai greit nulemtų šių valiutinių porų augimą. Na, o aišku, tie, kas prekiavot kažkokius tai kitokius darinius, na, kaip pavyzdys ir galvos pečių figūras ar dar kažką, na, tai galim sakyti, kad tie dariniai jau savo yra atidirbę ir, kaip sakoma, tos žemos, kurios buvo pasiektos praeitą savaitę, jos tik tai patvirtina, kad techninė analizė veikia. O ko tikėtis dabar, veikiausiai, aišku, žinant, kad amerikiečiai greičiausiai palūkanų jau nebekels bent jau tokios vizijos, o dėrybos su kinais gali būti sėkmingos, tai rodo, kad tiek Naujai Zelandijai, tiek Australijos dolerių yra žalia šviesa augimui ir veikiausiai šios valiutinės poros gali artimiausiu metu ūgtelti ir grįžti į tas buvusias aukštumas, kurios buvo pasiekę lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje. Auksas savo ruožtų taip pat ūgtelėjo gana stipriai po to, kai vyko smarkus išpardavimas akcijų rinkose. Tiesa, jeigu akcijos vėl pradėtų brangti, manyčiau, kad aukso atsimušimas nuo 1300 zonos žemyn būtų visai realus ir logiškas. Bent jau kol kas tas aiškiai nesimato ir aišku, manyčiau, kad pasieksime 1300 ribą, galbūt ir pakartosime dar kartą. Visai realu, tiesa, čia yra stiprus pasipriešinimas ir aišku, nuo čia atšokimo tikimybė yra gana nemaža. Euras GBP savo ruožtų padarė savotišką kritimą, tiesa, kaip minėjau, tas plaktukas, kuris buvo susidaręs dar gruodžio vidury arba gruodžio pradžioj, jisai vis tik tai dar savo pilnai netidirba ir aišku, jeigu žiūrėt bendrai, netgi mes dar neturim 5 žvakių praėjusių, tai yra 5 savaičių, kurios mums galėtų signalizuoti apie sąlyginį į vieną ar kitą pusę judėjimą. Bet kuriuo atveju kol kas manipuliacijos iš Britanijos pusės rodo, kad link svaro stiprėjimo pusės ir, sakyčiau, euro GBP leistis kol kas yra truputį lengviau negu augti. Euras jena taip pat nukritusi valiuta gana stipriai, po to, kai įvyko ir išpardavimas ir Vokietijos akcijų rinkoje ir JAV. Tiesa, jeigu akcijos taip augs, kaip augo jos praėjusį penktadienį, tai manyčiau labai greitai euras FPI atgaus turėtas pozicijas ir grįž bent jau prie buvusių aukštumų. Galbūt pirmi tikslai galėtų būti 126,5, o po to gal net ir iki 131 galėtų ūgtelti. Tiesa, su sąlyga, kad akcijų rinkose mes matysime irgi augimą. O kriptovaliutos be didelių pokyčių, kadangi dauguma investuotojų veikiausiai irgi šventė šventes ir kol kas kaina yra ties 4000. Aišku, tendencijos vis dar yra augančios ir dauguma investuotojų jau pasigirdo apie tai, kad mes turėjome absoliutų dugną ir veikiausiai bent jau bitkoinas ir likusios kriptovaliutos toliau nelabai ir bekris. Žvelgiant iš tos pozicijos, turbūt įdomiausiai turėtų atrodyti Ethereum, kuris, kaip sakoma, daugiausiai be nenukritęs, jisai daugiausiai ir atkilo per pastarąsias dienas. Atkilimas beveik dvigubas nuo 82,70 iki 153, tiesa jau buvo net ir $160 už vieną vienetą kainą pasiekta. Ir tai rodo paprastais, kaip ir byloja sena tradicija, tie instrumentai, kurie labiausiai nukrenta, atkilimo atžvilgių labiausiai ir pakyla. Todėl tie, kas galvojate apie greitą uždarbį, turbūt Ethereumas būtų logiškesnė investicija negu bitkoinas. Tiesa, jinai yra ir dinamiškesnė ir, kaip sakoma, šiek tiek rizikingesnė. Kągi tiek būtų šiandienai. Visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.